Vyre, pasižiūrėk, mūsų YouTube paskutinio mėnesio aktualiausios temos. Sraigtiniai poliai, karkaso darymas. Čia mūsų spa zonos projektas naujas, kurį mes filmuojam, bet tai ir naujas. Kaip suprantu, bičiuliai, ne aš vienas ankstyvą pavasarį dirbu prie terasų. Jūs irgi apie tai jau galvojat. Gerai, matau, tai yra ypatingai aktuali tema šiuo laiku. Ir ką aš matau iš terasininkų grupėse atsirandančių klausimų, labai aktualus klausimas yra aliuminio karkasas. Šiandien kaip tik turiu tokią terasą, dengsim lentas, bet visas karkasas paruoštas. Aliuminis šiai dienai mano galva tai yra pats geriausias pasirinkimas šiuolaikiniai, tvariai, ilgaamžiai terasai, nes aliuminis gali tarnauti ypatingai ekstremaliom sąlygom. Ten, kur nėra ventiliacijos, ten, kur nėra aukščio, ten, kur karštas stogai ir panašiai. Juolab, kad didžioji dauguma terasinių dangų gamintojų, pradedant termomedienos, VPC ir baigiant akmens masės keramikos plytelių gamintojų, sako, geriausias pasirinkimas aliuminio profilis yra šiuolaikinė terasa. Juolab, lyginant su medieniu, tai yra labai stabili medžiaga. Ir tie, kas nori neįsivaikščiočių kampų savo terasose, tai yra pasirinkimas numeris 1. Juolab, aliuminis yra pakankamai minkštas metalas, su juo lengva dirbti. Ir paprastesnės konfiguracijos terasą tikrai jūs galite pasidaryti savo namų sąlygom. Tai šiandien aš pilnai papasakosiu. Į vieną vietą sutraukiu, aliuminis karkasas, pagal statome jums, kaip darome mes, sudėję visą gamintojų rekomendacijas, savo kaip inžinieriaus meistro patirtys, visi sprendimai, kaip padaryti greitai, kokybiškai ir paaiškinsiu, kodėl priimti vieni ar kiti sprendimai. Taigi, bičiuliai, negaliu sakyti, kad įsitaisom patogiai. Su jumis Saulius Venslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Kalbam apie aliuminį karkasą. Juda! Iškart, kokius profilius mes naudojam. Nešančiajam karkasui paprastas kvadratinis vamzdis 40-62 mm sienelė, laikančiajam 35-50, specializuotas profilis turintis 3 briaunas ir griovelį varžtais sukt, arba žemesnis 23-35, ten, kur nėra aukščio. Ten, kur turim aukščio, yra dažnai toks sumuštinis, o kur nėra aukščio, kur kiekvienas milimetras yra svarbu. Darom dažniausiai 23-23, toks variantas. Dabar iškart atsakau į klausimą. Kur galima įsigyti tokio profilio? Dažnas klausimas. Šiuo atveju visi poliai, aliuminiai profiliai ir netgi šitos terasos lentos, nes čia bus naudojamas Trexo, amerikietiška svajonė, premium klasė, 25 metai lentom ir kas svarbiausia, spalvai. Spalvai, kad jinai nenubluks. Bet čia jau kita tema. Tie, kas nenorit važinėt po šimtus parduotuvių, ieškoti atskirtinių detalių, MDS terasos irgi yra puikus pasirinkimas, kur galima viską jūsų terasai rasti po vienu stogu. Bet čia jau yra kita tema. Grįžtam prie mūsų karkaso. Pagrindo paruošimas. Nežiūrint į tai, kad mes naudojam ypatingai stabilias medžiagas, vis tiek geotekstilę, mes naudojam 200 goldą, DuPont golto plėvelę ir drenuojančių akmenų sluoksnis. Ar to reikia, kai tu darai aliuminį? Iš principo, drenuojantys akmenys padeda greičiau išsisklaidyti drėgmę esančią po terasą. Kompozitas 60% irgi yra medis. Tai bet kokia drėgmė esančia po terasą tai nėra sveika. Juolab, kad tai yra maža procento dalis pagal bendrą sąmatą, o tos mažos detalės ilgoje perspektyvoje tikrai atsiliepia terasos eksploatacijai. Tai akmenys, aš manau, tai tikrai ne tas klausimas, ties kurio galima būtų apsistoti, kaip padaryti terasą pigiau. Poliai. Poliai šiuo atveju mūsų sprendimas yra toks. Ar betonuoti, ar sraigtiniai poliai. Aš visur rekomenduoti dėti nerūdėjantį plieną. Dėl ko? Tai yra 2 skirtingi metalai, tarpusavio reakcija, korozija ir visa kita. Aišku, per kiek laiko ta korozija suvalgys tuos visus mazgus, ar jūsų anūkam, ar proanūkiu, ar dar kažkas, jums tikrai to užteks. Bet kiek aš radau senas terasas, cinkuotas metalas, ypatingai ten, kur yra mediniai karkasai, tai yra pirmas mazgas, kur čia išpūva. Išpūva terasa. Tikrai esam turėję
senų ardytų terasų, kur visa terasa yra nesupuvus, gerai, čia turiu medinę omeny, bet va šitas mazgas, kur dėta medis ant polių, visas yra išpuvęs ir jis jau nebelaiko, o nebelaiko dėl to, kad drėgmė nuo poliaus ir surūdėjęs nerūdinčio plieno išpilka, kur yra viduj. Iš ten eina ir puvinys. Dabar, kaip mes ruošiam, viena poveržlė veržlė, užsenkeruojam ir toliau veržlė poveržlė, tam, kad mes atsigautume aukštį ir in viršos mes poveržlė veržlė prisispaudžiam. Tai va, tokiu būdu veržlė iš viršaus veržlė apačios užtvirtinam patį mazgą reikiamam aukštį. Gerai, dabar atstumai tarp nešančio karkaso. Dabar, kaip ir sakiau, 40-60 profilis, poliai tarp jų maks 1,20 m. Laikančiajam karkasui maks metras. Šiuo atveju pas mus 96 cm yra. O jeigu yra žemas profilis 23 mm, maks 60 cm. Ar galima daryti didesnius atstumus? Jeigu nenorit terasos batuto, gali daryti, bet kas daugiau virš metro, tikrai toj vietoj gaunasi batutas, o čia kas daugiau negu 1,20 m, tas mazgas taip pat siūbuoja. Tai va, aš jums sakau atstumus išbandytus, optimalius. Atstumas tarp laikančio karkaso. Dabar taip, mes kai pradedam nuo sienos, čia maks 5 cm gali būti. VPC, lentos ir medžio rekomenduoti nedaugiau 5 cm. Tai pirmą dedam 5 cm nuo sieną. Toliau, pirmas tarpas turi būti pusė žingsnio. Žingsnis, priklausomi nuo gamintojų, svyruoja nuo 35 iki 45. Aš standartiškai darau 40. Taigi, pirmas atstumas pusė žingsnio, šiuo atveju 20 cm, toliau žygiuojam kas 40. 40, 40, 40. Dabar prie išorinės, ten kur mūsų lenta baigėsi, vėl pusė žingsnio. Ir va, pavyzdžiui, šitą atstumą aš jau skaidau per pusę. Mes ėjau su 40 ir čia gavosi gal 50-55, tai kad nebūtų mažai, aš jį tiesiog per vidurį perskiriau. Kas būtų, jeigu šito neįdėt pusinio žingsnio, galuose lenta įsigaubtų. Nes šitoj vietoje, va, jeigu vidury lenta laiko galai esantys į vieną ir į kitą pusę, ne, įsivaizduojat, va šičia. Šitas galas, šitas laikas. O kai yra pats galas, jau šitas galas nekompensuoja ir va šita vieta išsilenkia. Ir labai daug VPC nuotraukų deda, kur sako VPC nesąmonė ir patys galai yra įsirietę. Ne VPC nesąmonė, tiesiog šito gulekšnio nėra. Prie sienos dažniausia antras gulekšnis dedamas dėl to, kad čia yra vitrinos dideli lankai ir tas galas VPC gauna dvigubą karščio dozę. Iš saulės tiesiogiai ir atsispindėjęs nuo stiklo, o šičia pats galas, kad tai yra žemiausia, ir jinai įsilenkia. Ir negana to, kad jinai įsilenkia šičia. Ir jeigu terasa yra be nuolydžio, čia pastoviai stovi drėgmė. Kitas labai įdomus mazgas, dažnai sulaukiantis klausimų, kaip padaryti ant palangės. Šiuo atveju mūsų lentos ateis statmenai į langą, tai aš visada dedu pačio žemiausio profilio, 23 mm aliuminį profilį. Ir dabar, kadangi palangės dažnai būna nelygiai sudėtos, ten svyruoja aukščiai, tai mes paskui tą aukštį įsigaudom ant niveliavimo kaladėlių tam, kad susilygint plokštumą esančią su pagrindinė terasos plokštuma. Tai va, aliuminio profilis, niveliavimo šitas, tai yra lenta kai šičia. Kai lenta eina lygiagrečiai langui, aš esu padaręs praeitais metais labai detalų video apie tokius sprendimus. Kaip daryti, kai lenta yra šitai. Tai va, duosiu nuorodą prie video ir tenais galite pasispausti, jeigu įdomu, kaip pasidaryti šitoj vietoj. Dviejų karkasų nešančio laikančio sujungimo mazgas. Dabar, kadangi aliuminis, aš sakiau, yra stabilus, bet į ilgį jisai deformuojasi apie milimetrą į metrą. Bet girdėta šitas matmuo, milimetras į metrą. Tai yra lygiai toks pats deformacija kaip ir VPC lentų. Dėl to jisai labai gerai draugauja su VPC, nes jie abudu tamposi vienodai. Dabar, kadangi, apskau, jie tamposi, mūsų šitas mazgas negali būti kietas. Todėl mes jį darom su kampais. Tai yra dedasi mazgas vienas karkasas ant kito, aliuminio kampas ir kniedėm nerūdijančio plieno kniedėm. Tai va, šiuo atveju perėjom pilnai ant kniedžio, nes tai yra tikrai patikimas, garantuotas variantas. Sujungimas. Dviejų gulekšnių sujungimas mes darom per vidurį nešančiojo, platus kampas ir tarp šitų gulekšnių paliekamas 3 mm tarpelis tam, kad kompensuotų. Dabar kampai mums leidžia šiek tiek kompensuoti tuos viso karkaso vaikščiojimus, deformacijas. Nes jeigu mes dėtum varžtą tiesiogiai,
tos deformacijos per laiką ištampo tą mazgą ir jisai pradeda bildėti. Dabar grįžtant apie bildėjimą, juostą ir panašiai. Tam, kad aliuminio profilio terasa būtų tvirta, minkšta, bet nebarškanti, neskambanti ir nebatutinė, mes visur naudojam kompensacinę juostą. Mes aliuminio profilį labai gerai pasitarnavo mums tokio tipo juostą. Mes dažniausiai, kadangi 35 mm pločio profilis yra, tai mes naudojam 80 mm pločio šitą juostą, dedam 2 aliuminius, užsiklijuojam ir pjaunam per pusę. Taip greičiau vyksta darbas. Šiuo atveju tai yra 50 mm pločio, aš jums juostą rodau, bet skau, paprašiau yra 80 ir iškart 2 gulekšnius uždėti. Dabar juostą yra klijuoti visi mazgai. Nešantysis karkasas užklijuotas. Šiuo atveju mes ją klijuojam dėl 2 priežasčių. Vienas, šitas gulekšnis labai dažnai sutampa su lentų dėjimo kryptim ir kartais iškrenta, kad šitas gulekšnis tiesiai per lentos plyšį ir eini ir kažkuris karkasas vis tiek iškrenta į patį plyšį. Ir gaunas taip, kad tu eini ir matai visą tą šviečiantį aliuminį profilį per visą plyšį. O jeigu dar būna įstrižai, tai iš vis toks gabalas įeina. Kad to nebūt, praktiškai visur nešantį mes klijuojam. Akustika plus vizualas. Toliau, visi kampai, visos kraštinės, kur metalas į metalą yra dengta akustinė juosta ir ta bildesys nepersiduoda ant laikančiojo karkaso. Irgi tai yra, kad nebūtų bildesys, lenta, aliuminis profilis. Šitoj terasai turim pakankamai daug dekoro elementų, todėl pakalbėkim apie pačio konstruktyvo ypatumus. Ten, kur ateina laikančio karkaso galai, visada aš juos pjaunu ir dedu surišantį, aš kaip vadinu, freminį karkasą tam, kad suriš tuos visus galus. Ir jau ten, kas liečia galus, šičia aš virinu tam, kad gautųsi kieti mazgai ir neduotų įsivaikščioti. Šitas freimas man, kaip sakau, suriša galus, tvirtinant šoniniai linijai, šoniniai lentai, mes turim tvirtinimo taškus, kuriuos mes galim įsidėlioti per visą ilgį. Rėmininti lenta. Rėmintai lentai irgi, tai yra, šiuo atveju mes turėsim 3 rėminantis lentas, dėl to kopėčios darytos, matot, plačios, skaičiuotos pagal 3 lentas. Jeigu tai yra tik tai viena lenta, tai šitie karkasai yra 10 cm ilgio ir matot, visas jis yra suvirintas, tai yra paruoštas dirbtuvės. Mes atvažiavom, dėjom ir tada montuojam. Dabar laiptas. Laiptas vėlgi tvirtinamas kaip ir mūsų terasa, yra nešantysis karkasas, dėtas šitas profilis. Toliau, namuose jau paruošta laipto profilis pagal tai įskaičiuota pagal lentos plotį. Toliau, šitoj terasai pas mus yra numatytas ledinis profilis, tai yra įskaičiuota, kad mes turėsim 15 mm lūpą, po kuria susimontuos aliuminis profilis ir 5 mm tarp lentų. Tai laiptas tvirtinasi prie mūsų freiminės lentos, užsideda prie nešančio karkaso ir atotampas į antrą pakopą. Vazonas labai dažnai būna toks ne tik kaip dekoro elementas, bet jis gelbėjantis nuo reljefo nelygumų. Nes šiuo atveju mūsų terasa aukščių skirtumais nuo šito aukščio, kurio 2 pakopos iki beveik 30 cm aukštis. Ir jis labai lūžta per šitą kampą. Tai mums tiesiog priėmėm tokią konfiguraciją, kad viena terasa, viena lenta taip šitaip, o apačioj, kad neparodyti to viso aukščių kritimo, bus šitaip. Ir plus paslėptas tvirtinimas rėminanti lenta su lediniu apšvietimu. Tai dabar, kai mes turim visus šitus dalykus, mes namuose susibraižom, pasidarom tikslius brėžinius šito projekto. Su vazono mes susivirinam patį karkasą pagal norimą lentų išdėliojimą ir tiesiog visą tą gargarą atvažiavę virinamės prie nešančio karkaso, plus 2 atraminiai poliai, kurie laiko šitą kraštą. Tai vazonas dažniausiai, kaip sakau, tai yra jau namuose paruoštas, suvirinai padėjai, nes čia vietoje jį daryti, tai yra pakankamai ilgas darbas. Šitam projekte dar numatyta bus stoginė. Tai dabar stoginės iškart, matot, ten, kur įeina kolona, turi apžaisti pilnai profilis. Vienas ir, matot, šičia irgi palikta skylės. Pilnai apdirbtas karkasas, nes, kaip ir minėjau, VPC lentos galas, maks, kas gali kabot, 5 mm. 5 cm, atsiprašau. Dabar dar, matau, šičia irgi. Čia, kadangi pas mus tas kritimas nėra labai didelis, bet jis yra krinta, kad būtų eliminuotas, paslėptas įstrižas
apatinės lentos pjovimas, aš mėgstu naudoti tokią konfiguraciją. Viršutinė lenta šitaip, apatinė įstumta ir jinai būna pripjauta įstrižai. Kadangi jinai įnešta, gaunasi šešėlio zona ir tas įstrižas pjovimas tikrai nesimato. Dar kitas toks prie karkaso klausimas, tai yra kaip formuoti karkasą, kad nebūtų išilginių pjūvių. Tai dabar žiūrėkit, mūsų pirma lenta prasidės čia, 103 mm nuo štai čia. Tai va, tai kadangi mes žinom pirmą lentą ir šitą kampą mes galim pilnai jau viską suformuoti, mes taip ir padarėm. Viskas pilnai suformuota. Toliau, mes iš čia žygiuosim su lentom, dedam. Čia. Teoriškai mes su lentom turėtum baigti čia. Bet aš pirmą kartą dirbu su Trekso lentom, tai yra svajonė. Gerai užsirekomendavo lentos, bet aš nesu garantuotas, kad tikrai pagal teorinius skaičiavimus mes ateisim šičia. Dėl to, kai nėra garantijų, aš kaip sakau, susivirinau, bet laipto šitoj vietoj aš dar nesuvirinu ir tas freimas yra paruošta. Aš kai ateisiu iki galo ir matysiu, kur tiksliai man su lentom turiu baigti, tik tai tada aš pjausiu ir virniuosiu šitą elementą. Tai vat, kad nebūtų išilginių pjūvių, labai dažnai ateini su lentom ir tik tai tada formuoji terasos galą. Mūsų terasa turi 3 rėminančias lentas ir išorinė bus tvirtinama paslėptų būdu. Praktiškai visos mūsų terasos yra tvirtinamas taip, kad rėminančios lentos, šonės lentos neturėtų matomų tvirtinimų. Pavyzdžiui, Treksas šiuo atveju siūlo tokius kamštukus, bet kiek praktika rodo, visi pažeidimai viršutinio PVC sluoksnio ir tai nėra gerai, nėra į sveikatą, ypatingai kai pas mus yra tų daug šilta-šalta ciklų. Tai aš geriau propaguoju visus rėgimus iš apačios. Tai vat kaip realizuojam paslėptą sistemą mes. Dedam aliuminį puskampį, kuris turi 2 skylės tvirtinimo varžtai. Tai va, mes kai dedam lentą, iš apačios gręžiamės skylutę 2,5 mm ir tada varžtu 4 iš 20 ar 4 iš 25 priklausomai nuo lentos storio, mes jį prisiveržiam, stipriai prisispaudžiam prie šito kampo. Dabar šoniniai lentai yra, matot, iškart primontuotas kabliukas, šita lenta įsikabins į kabliuką, o iš apačios tiesiog įstrižai prisitvirtina prie va šitos jau paruoštos atotampos. Jokio matomo tvirtinimo. Apatinę lentą irgi galima daryti kabliukas ir tada jau tiesiogiai, nes mes neturim tvirtinimo, arba tiesiog vienu varžtu per vidurį. Nes dažniausiai mirtinai pritvirtinti apatinės lentos nerekomenduojam, nes per gyvenimą būna taip, kad ją reikia išardyti, bet šitą knienę šešėlio zonoje nelabai yra matoma. Maloni smulkmena, kuri per razinką padaro terasą išskirtinę, aišku, darbo ir kruopštaus darbo tas pareikalauja pakankamai nemažai. Pakalbėkim ypatingai svarbių klausimų, tai yra sraigtai, kuriais tvirtinama klipsas prie aliuminio karkaso. Tik tai nerūdėjantis plienas. Jokių paprastų plienų, jokių cinkuotų, nieko, nes tai yra skirtingos deformacijos medžiagų, įsitampo ir visi cinkuoti varžtai atsipalaiduoja, deformuojas. Aišku, tas nerūdintis plienas irgi yra minkštesnis ir kietesnis. Jeigu, pavyzdžiui, dedi kietmedžio terasos lentas tvirtini klipsais ir suki prie aliuminio karkaso, turi būti ypatingai minkštai, elastinga nerūdėjančio plieno varžtas, kad jisai irgi kompensuoja, nes būna kitas nerūdėjantis plienas, bet jisai yra kietas. O aliuminis tamposi savo, lentos savo ir dėl tų skersinių deformacijų labai dažnai trūksta varžtai, jeigu blogai parenki jį. Nes pavasarį ypatingai daug nuotraukų internete matau cinkuotas karkasas, VPC lentos nutraukite varžtą. Tai va čia problema blogai parinkti varžtai. Kai jūs dirbat su rimtų gamintojų lentom, šiuo atveju Treksas, tai pas juos jau iš karto atvažiuota tvirtinio elementas ir nerūdinčio plieno sraigtas į tą karkasą, kurį tu pasirinkai. Mes pasirinkom į aliuminį, atvažiavo varščiukas su sraigteliu tam, kad būtų galima prasiriekti. Dabar būna kitų gamintojų ir smaili varžtai, bet smaili varžtai ne visada prasriegia 1,5 mm sienelę. Tada tenka kartais netgi įsigręžti mažesnio diametro skylutę ir tik tai po to pilnai jį susiriekti. Tai va, kaip matot, varžtas yra labai svarbi detalė, maža, bet labai svarbi. Ir, kaip matot, yra visur tik tai nerūdėjantis plienas, galbūt kai kuris elementas aliuminis, bet jokio cinkuoto plieno. Ir
Paskutinis dalykas, paskutinis klausimas, už kurį mane špilkuoja drakonai, nuolydžiai. Nesvarbu, kad jūsų terasa premium klasės kompozitas, nesvarbu, kad aliuminė karkasai nuolydžiai privalo būti. Pilnaviduriai lentai mes darome apie 0,5%, 5 mm į metrą, jeigu tuščiavidurė nuo procento. Tie patys procentai rekomenduoti ir kietmedžio terasai, ir termomedienos terasai, ir jie privalomi yra. Nežiūrint į tai, kad medžiagos visos yra premium. Taigi, bičiuliai, kaip matot, tai yra ne muliažas, tai yra tikras mūsų padarytas karkasas. Ir taip mes jį darom pas kiekvieną iš jūsų. Su jumis buvo Saulius Venslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Kągi, einame visi daryti aliuminio profilio terasų. Iki!